Komanda, treneris sakė, kad susitvarkė su jauduliu prieš rungtynės. Ar tai ir lėmė pergalę šiandien? Galbūt lėmė pergalę tas mūsų susikaupimas ir tas kovingumas gal kažkiek, kad buvom agresyvios ir nežinau, šiaip labai džiaugiuosi, kad laimėjom iš tikrųjų, bet labai įdomiai su teisėjais, nes jom leido labai grubiai dengtis, o mes kaip prisiliesdavom iškart švilpdavo baudas, bet galbūt teisėjai pripratę prie jų žaidimo ir ne kiekvieną kepštelėjimą, kaip sakoma, švilpė. Pati užtrukai, kol įsivažiavai, bet šiaip jau puikios rungtynės. Kaip pavyko paskui persilaužti antram kėliny jau? Nežinau, kažkaip labai įdomiai. Nesisekė pataikyti iš po krepšio, bet paskui pradėjo eiti vidutiniai. Tai nežinau, gal taip išėjo, kad vidutinis labiau pataikiau negu iš po krepšio. Dabar laukia antrosios rungtynės Garliavoje. Ar sutinki, kad ten laimėti bus sunkiau ir ką svarbiausia padaryti, kokius uždavinius įgyvendinti iki tų rungtynių? Tikrai bus sunkiau, net neabejoju. Jų salė jau tikrai geriau pataikys, o įgyvendinti, nežinau, aišku, atitverimus, kamuolį labiau pasimti, nes jos, manau, tikrai lentą laimėjo. O daugiau galbūt dar ir pataikymo reiktų dar man asmeniškai, bet šiaip nežinau, reiktų, nežinau, gal dar agresyviau pulti. Gerai, tai trenerių linkėjau ir tau linkiu gražaus finalo. Ačiū labai.